Sveiki, tai sveikinamės iš Margučių kiemo ir šiandien trumpai norėtumėm apžvelgti, kokį šarninį krautuvą Multi-One sukomplektavome savo klientui. Tai būtų Multi-One 8.5 modelis, 57 arklio galių. Tai krautuvas sukomplektuotas su plačiais ratais, galiniais svoriais, prikabinimo mechanizmu. Taip pat turi dvi išvestis hidraulinės į galą. Krautuvas yra sukomplektuotas taip, kad būtų galima registruoti viešuosiuose keliuose, žemės ūkio skyriuje. Tai dabar trumpai dar apžvelkime ir kabiną. Kabina yra ergonominė, turi šildomą sėdynę, oro kondicionierių. Kaip matote, visas įmanomas funkcijas, multifunkcinį joysticką. O dabar trumpai dar norėčiau aprodyti, kokius priedus klientas pasirinko. Tai būtų purkštuvas, kabinamas ant priekio, tada strėlė hidraulinė, niveliatorius, grėbtuvas rastams montuojamas ant šakių paletėms. Tai truputį įdomesnis daiktas, tai būtų freza laidojant akmenis su sėjimo įrenginiu sukomplektuota, kaušas lengvoms birioms medžiagoms. Taipogi klientas nusprendė, kad reikės ir vėjapjovės, prižiūrėti pievas. Tai yra Multi-One vėjapjovė, kurią galima naudoti ir su mulčiavimo mechanizmu, ir be jo. Toliau gyvatvorių pjovimo įrenginys. Kaip matote, pjauna ir horizontaliai, ir vertikaliai. Taipogi V formos sniego buldozeris reguliuojamų krypčių. Tai yra pagal kliento pageidavimus pasirenkamas darbinis plotis, kurio jums reikia. Taipogi grėbtuvas šakoms, kompostui ar kitoms medžiagoms palei jūsų poreikį. Taip pat turime smėlio druskos barstytuvą, kuris bus naudojamas žiemą takelių priežiūrai pabarstyti, bei šis nuostabus įrenginys kasti tranšėjoms, kuris palengvins ne tik darbą klientui, bet ir bus tikras pagalbininkas naudojant laistymo sistemam ar kažkokiem kabeliam nutiesti. Taipogi klientas nepamiršo, kad bus reikalingas ir daugiafunkcinis kaušas, kurio galima ne tik kasti, bet ir lyginti žemes. Jei norite tokį krautuvą su šitais priedais ar visais kitokiais, kurie jums reikalingi jūsų ūkyje ar jūsų versle, būtinai kreipkitės į mus. Mes jums padėsime, pakonsultuosime ir būtinai išrinksime jums pačius tinkamiausius priedus bei krautuvą. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki pasimatymo.